parodysiu du modelius iš Groundy's basučių. Tai yra Juno modelis ir Verona. Basutės kaip ir būtų labai panašios savo dydžiu, čia yra abu 38 dydžiai, tai truputėlį Juno yra didesnė, bet labai nežymiai, netgi sakyčiau, gal iš tikrųjų ir labai panašiai, tik tai per tiek Juno yra didesnė. Tai realiai čia 38 dydis ir šitų, tai realiai tas pats. Šitos basutės, jos yra visiškai odinės. Vidpadis ir viršus yra oda, o apačia yra, aišku, guma. Tai va, lankščios yra, Juno modelis nėra odinės. Jos yra, kaip odos pakaitalas, o padas yra guma, lygiai taip pat. Tai va, tai taip jos atrodo. Va šitaip. Dabar kaip jos yra apsiaunamos. Verona modelis turi štai tokias tampamos gumytes, tai tiesiog yra, įsiaunama. Jokių sagčių, nieko čia nėra. Juno modelyje yra sagtis ir apsiaunama yra štai tokio lipduko pagalba. Išsiimam jį, įsiaunam ir užsisegame. Su šito modeliu, ką galėčiau pasakyti, tokį niuansą, kad šita dalis, jinai neturi reguliavimo jokio, šitas dirželis. Tai reiškia, jeigu keltis būtų aukštesnė negu normali ar vidutinė, tai šitie batai gali netikti būtent dėl to, kad šita vieta nesireguliuoja. Ir jinai nėra čia pakankamai tokia labai laisva, labai didelė. Tai aukštai kelčiai šitas modelis gali būti nelabai, bet jeigu keltis yra normali ir pėda siauresnė, tai ypatingai gražiai labai atrodo ant kojas. Šitas modelis, jisai tinka aukštesnį kelčiai, nes va čia yra erdvės. Ir kur kelties vieta netrukdo šitos vietos. Tai va, Groundy's batai, iš karto pasakau, jie yra skirti vidutiniai pėdai. Jeigu pėda yra labai plati, tai galbūt geriau būtų rinktis iš vylenka basučių, nes jos yra platesnės tiesiog. Na va, štai tokie du basučių modeliai iš Groundy's.